Tik nusifilmuosim, tapsi žvaigždę, bulbę. Žmonės tavi žiūri dabar, matai, kokia tu graži. Bėk, mergu, bėk. Sveikas, noriu papasakoti apie naujai statomą SIP namelį Jurbarko rajone labai toli nuo civilizacijos. Man už nugaros stovi modifikuotas statomas naujas namelis Tonis, kuris yra 60 kvadratinių metrų. Nors kieme dabar yra labai šalta, yra beveik -10. Šitas namelis bus tinkamai ir pilnai paruoštas gyventi netgi žiemą. Sienų storis yra 200, o stogo 250 mm. Ir buvo naudoti magnio oksido skydai. Todėl šitame namelyje tikrai nenušalsit užpakalio. Fasadui bus naudojamos cedral dailylentės skirtingų spalvų. Pats namelis yra pastatytas ant griežtinių pamatų su rostverku. Viduje bus iškaltos Thermacell plokštės ir sudėti plastikiniai langai. Stogas bus dengiamas skarda, stogas bus vienšlaitis, o šildymas bus oras. O nori dabar įdomios dalies, varom į vidų ir pažiūrėsim, kaip viskas atrodo iš vidaus. Aš labai greit prabėgsiu, nes labai stipriai rasuoja mano objektyvas. Tai yra pagrindinė patalpa, tai yra holas ir tada yra 4 patalpas. Pirma patalpa, antra patalpa, trečia patalpa ir 4 patalpa su labai gražiu ir dideliu langu. Ir čia bus padaryta terasa. Kiek kvadratinių metrų, nežinau. Jeigu susidomėjote namelis domis, tai nuorodą paliksiu apačioje. Būtinai paspauskite like mygtuką, pasiekit mus ir susitiksime kitose epizoduose. Iki.